dėl to paties dalyko, tai yra WordPress'o renkamės antrą kartą. Pirmą kartą buvom susitikę pavasarį ankstyvą, šiek tiek kitam pastate, šį kartą susitinkam socialinių mokslų kolegijai, tai tiesiog ačiū jiems, kad jie pahostino mus populiariai sakant. Šiandien iš esmės visa programėlė susidarys iš tokių 4 dalių. Tai pirmoji ta dalis iki pertraukos bus 2 pranešimai. Tai vienas bus apie įskiepus, kitas bus Tomo turbūt, Mario bus apie saugumą. Po to turėsim pertrauką, tada Tomas papasakos apie, kaip ten sakėm, get rich or die trying su WordPress'u. Ir tada ketvirtoji dalis turėsim tiesiog tokią diskusiją, kadangi čia mūsų yra pakankamai mažai. Praktiškai kokią pusę iš jūsų, bent jau iš veidų aš jūs pažįstu, tai žinau, ką darot ir ko nedarot, arba ko nepadarėt man. Kas irgi labai dažnai būna su developeriais. Tai toliau turėsim tiesiog diskusiją apie WordPress'ą, apskritai kaip apie turinio valdymo sistemą ir apie jos šiek tiek praeitį, kadangi kai kurie žmonės iš čia su WordPress'u yra nuo turbūt 1.1 versijos, ar ten 1. kažkiek, kiti gal dar net nėra įsijungę nekartą to WordPress, arba net gerai, nepradėjom nuo svarbiausio dalyko, pagelbėti rankas, kas nežino, kas yra WordPress. Gerai, Laura, tu tinki ir jūs, super. Tai sužinosit netrukus, manau, kadangi vis tiek šiandienos tas susitikimas yra labiau orientuotas į žmonės jau dirbančius su WordPress'u, arba dirbusius, arba ketinančius pradėti dirbti iš kodo pusės, arba galbūt iš kažkokio developmento, ar šablonų, ar pluginų. Tai va ir viskas. Šiaip tai tik noriu paskatinti visus, kad vyktumėte iki diskusijos ir dalyvautumėte toje diskusijoje, nes jūsų nuomonės yra labai reikalingos ir labai dažnai išlenda labai įdomių faktų ir patirčių. Jeigu norėsit pranešimo metu įsitarti, galite įsitarti, jeigu čia nekoks piktas pranešėjas šnekės. Ir viskas žiauriai paprasta, būkim, taip, bendraukim laisvai, nes čia tikrai nėra oficialų ir išsiaiškinkim tiesiog tos dalykus, kurių neišsiaiškinom dar, arba papasakokim tos dalykus, kurių dar nesam papasakoti kitiems. Tai gero vakaro ir ramūnai. Paimsit, ne? Jo, tai... Taip, kaip sakiau, čia prieš mano irgi įsitikinimus tas eksportas, bet ką su jumis darysit, jeigu geresnių neturi. Svarbiausia, kad veikia. Tai labas vakaras, kokį čia, nežinau, snieguotą, netikėtai vakarą susirinkusiam, neišsigandusiam. Mano vardas Arūnas, pavardė Liuza. Kas nepažįstat, darau visko daug, tame tarpe ir dėstau kūno kolegijoje, atsakinėjau WordPress'o klausimus ir dar bandau jaunų žmonių verslumą skatinti. Kodėl kalbu apie įskaitus? Todėl, kad jau kuris laikas krapšinėjusi su jais ir turiu WordPress direktorijoje 4 įskaitus paskelbęs ir vieną bandau padaryti premium įskaitą. Vieną jau pardaviau netgi. Šiandien? Praeitą savaitę. Tai va, tai jau experiences, ne? Pirmiausia, kad truputėlį labiau žinojau, tai gal yra pirmiausia klausimas laukia gal, ne? Ar jie taip žino? Tai pirmas klausimas, kas esate įdiegę bent vieną įskaitą į WordPress? Gerai. Jo, pluginas. Jo, pluginas, jo. Lietuvybė, aš biškį dėstytojas man prasimušo, tai aš truputį lietuvybės stengiuosi laikytis. O dabar kurie gailėjotės, kad įdiegėte įskaitą? O kas esat parašę? Įskaitai. Nu, aišku, supratau, iš kurios pusės daugiau kalbėti reikės. O pakrapštę esat kažką iš to, kad pasisiuntėt ir neveikia taip, kaip nori, taiso, krapšto, paskui update'as ateina, viskas dingsta. Gerai, tai maždaug 50-50. Yra tokių, kurie predevelopment padaro, o kiti tik tais naudoja, ne? Tai gerai, pabandysiu tais ir kalbėti. Koks yra idealus įskaitas? Nu, taip pat. Reikia jau naują projektą padaro, kokį įskaitą ieškom, reikia kažką padaryti. Man labai dažnai ateina toks klausimas. Sako, tu...
Exploreris, jo, dubi. Sako, ieškom įskirtą. Nu, čia darau įmonė X, įmonė X darau svetainę ir man reikia, kad galėtų useriai prisiregistruoti, galėtų padaryti užsakymą, galėtų apsimokėti, galėtų įsispausdinti sąskaitą, pasižiūrėti statusą užsakymo ir taip toliau, viską padaryti, ką reikia tą įmonė, kad padaryti. Šiaip būtų gerai nemokamas, bet iš bėdos kompanionė $30 sumokėsim, jeigu kitaip nėra. Tai aišku, atsakymas tada visą laiką yra tas pats. Nėra lobbyistų. Nėra, nebuvo ir nebus. O jeigu būtų, kainuotų ne 3,990, o 3,990. Nes labai dažnai mes ieškom sidabrinės kulkos. Tai yra, opa, įdėgiam vieną, paspaudėm, activate ir viskas. Mūsų visą programą spręs. Elementari tiesa yra taip, kad absoliuti dauguma rinkų, kur matys daro kam svetainės, kad padaryti tokį įskirtį, kuris daro viską, kas iš esmės jau yra ne įskirtis, o visa sistema, tai klientų potencialių tokiam įskirtui yra 10, 20, 30. Tai ir dar tikrai ne visiems jūs paduosim. Tai jeigu bandot po $3,990 susidirbti, tai nelabai pavyks. Todėl dažniausiai tokie darbai eina kaip custom užsakymai. Ir ką mes dažniausiai darom? Mes dažniausiai susirenkam daug skirtingų įskirtų, iš kurių paskui bandom surasti tas, kas mums reikalinga. Ir toj vietoje ateina developerių, tokių kaip mano darbas, kai reikia surinkti kokių 30 skirtingų žmonių rašytą kodą ir padaryti iš jo veikiančią sistemą. Tai dabar kaip tuos iškirpius išsirinkti, kad juos išeitų tarpusavy suderinti. Nes nežinau, būna kam nors taip, kad įsidėgėt vieną įskirtį, viskas gerai, antrą įsidėgėt, viskas gerai, įsidėgėt trečią ir pirmidų nebereikia. Nebuvo? Buvo. Nes iš tikrųjų įskirtų yra labai daug, programuotojų lygis įskirtų yra labai skirtingas. Ir už tai labai dažnai kilo sudėtinumo problemų. Tai kaip dabar įsilinkti, kad tas įskirtis būtų geras. Prieš šitą paskaitą, o kaip tik vakar, Advanced WordPress Facebook'o grupėje, tokia, kur developeriai renkasi, uždavau klausimą, sakau, geras įskirtis, kas jame turėtų būti. Tai populiariausias atsakymas buvo toks, kur įdėgiai ir veikia. Ir nieko daugiau daryti nereikia, arba minimaliai tam, tarkim, jeigu PayPal įskirtis, tai PayPal e-mailą įvesti reikia, ne? Absoliučiai minimalūs pasirinkimai. Toliau gera dokumentacija, kad jeigu kažkas neveikia, jeigu reikia kažką pasikeisti, kad nereikėtų vis pačiam į kodą, ten tilpūnį ir ieškoti, kurioje ten vietoj kas kaip veiks. Greitas supportas. Ir paskui dar sako, community biškis svarbus, kad išplečiamumas lengvas būtų svarbus, bet jau čia, tam, man atrodo, po vieną tokią sakymą. Tiesiog veikia. Tai įdėgiau, aktyvavau ir pamiršau, kad aš ten iš viso turiu. Jis veikia, daro tą, ką reikia, nieko daugiau prie jo veiskit neturi. Tai jeigu jūs darysit savo įskaitus, laikas stenkitės, kad jūsų įskaitus veiktų būtent taip. Kai renkatės įskaitą, tai vėlgi pasižiūrėkit, jeigu įsidėgėt, aktyvavo, tada iššoko 7 langai, man reikia kodo, man reikia to, pusę valandos konfigūruoja, tai jau ko gero pirmas pavojo ženklas, kad su to įskaitu ateity kažkas bus negera. Programuojant įskaitą visą laiką reikia stengtis daryti gudrius standartinius nustatymus. Ne tai, kad tiesiog paėmiau vieną kažkokią reikšmę, išpalūdins. Ir tiesiog. O kai useriui reikės, jisai nusistatys taip, kaip reikia. Tai net jeigu turi standartinius nustatymus, stengtis juos kiek įmanoma pritaikyti prie konkrečios sistemos. Jeigu galima nusiskaityti, kurios settingsus iš WordPress'o, kurie jau yra. Jeigu reikia kokį nors callback URL pasidaryti, ar ne, tai gali defaultinį pasimti pagal tai, koks jau yra svetainės adresas, pridėtam standartinį kažkokį adresą, tai veikti, tai nereikėtų useriui to daryti pačiam. Ir jeigu jau turi daug nustatymų, tai būtų žmonės padarykit vieną puslapį basic, kur yra tie nustatymai, be kurių jau jūs niekaip kitaip negali. O visą kitą sukiškite į atskirą advanced, kurį ten reikia specialiai susirasti, jeigu reikia kažką pasitaisyti, nes jį taisys kokie 3% jūsų varžovų ir šiaip.
tūkstančių įskaitų. Oficialioji direktorija, nemokamai. Kiek dokumentacijos tie įskaitai turi? 90% turi lygiai va tiek. Jeigu atsidarot įskaito tą kortelę, tai būna kokios 3 eilutės aprašymas ir kad uždai užduodamų klausimų vienas atsakymas. Viskas. Daugiau jokios dokumentacijos nėra. Tai jeigu renkatės tarp įskaitų, visada ieškoti tokio, kuris turi dokumentaciją. Jeigu darot įskaitį, padarykit dokumentaciją. Nepatikėkit, surašykit kelis esminius dalykus. Pirmiausia, ką jūsų įskaitis daro ir kaip jisai daro. Kad nereikėtų bandymų klaidų kelių vartotojų ieškoti. O tai dabar, jeigu šitą paspausiu, kas čia bus, o jeigu šitą paspausiu, kas čia bus. Kai padaro dokumentaciją, nepadėkit juos į klaidimo folderį, net kad jokios nuorodos nebūtų, kad reikia plėtoje atsidaryti, tai tada surasi, kad kažkur yra HTML failas su dokumentacija. Tai jeigu turit nustatymų langą, iš jo turi būti nuoroda į tą dokumentaciją. Jeigu turit nustatymus, tai kiekvieno nustatymo turi būti paaiškinimas, ką jisai daro. Jeigu jūsų įskaitai yra kažkokių kablių naujų sukurtų, prie kurių kažkas paskui kitas gali įsibukti, tai vėlgi surašykit, kokie parametrai ten ateina, ką jis daro, kurioje vietoje yra. Ir aš tu dažnai užduodami klausimai, nes jų būna, tikrai būna. Aš tai šitą verčiu nedažnai užduodami klausimai, dažniausiai užknisantis klausimai. Jo, teisybė, bet tikrai būna. Mano įskaitai jie neturi daug vartotojų, bet aš jau vis tiek yra klausimai, kurie dažnai ateina. Palaikyti. Jeigu turite įskaitą, išleidot įskaitą, tai atsakykite į klausimus, kai kažkas užduoda. Aš žinau, kad šiaip WordPress direktorija, jeigu pasikabini įskaitą, tai ten yra bėda. Dėl to, kad klausimai eina į forumą ir ten prieš kokį, nežinau, kelias savaitės atsirado galimybė, kad developeriui ateitų e-mailas, kai užduotas buvo klausimas. Anksčiau buvo lygtais RSS srautą galima susidėlioti, bet, kad, pavyzdžiui, aš RSS naudoju kokie 3 metai, iš viso tai taip ir lieka paskui, nenueini savaitę, nenueini 2, žiūriu 2 savaitės kabo, kad tas atsakymas kažkur, tas klausimas kažkur. Tai, aišku, žmonėm, kurie daro su tai įskaitų jūsų kažką, jiem dažniausiai dega. Tai buvo tokia atveju, kad paskui po socialinius tinklus ten susižvėjojo kažkokių e-mailų, kurio seniai niekur nebeskelbė, nebenaudojo, žmogus ieškojo ir surado. Ir parašo tokį e-mailą, nes suportas yra svarbus, nes jūs sukūrėt, jūs žinot, kaip viskas veikia, jums užtenka 2 minutės pažiūrėti ir pasakyti, ką reikia padaryti, kad tam žmogui veikti, jisai gali 4 dienas pasiknys prie to pačio, nežinau. Tai reaguokit užklausas, jeigu turite įskaitį, reaguokit užklausas. Jeigu renkatės įskaitį, elementariai, aišku, pasižiūrėkit, kaip reaguoja užklausas. Jeigu nėra užklausų, tai truputį sudėtingiau. Paprastai, bent kiek populiariausias įskaitis yra ten keli klausimai. Pažiūrėkit, kaip iš jų atsakyti, kaip iš jų spręsti. Tai jeigu žmogus neatsakinėja kitiems, tai jų neatsakys kaip su klausimais. Ir klaidų taisymas. Tai greitai tas kalbas atsiprašau. Atnaujinimas. Jeigu jūsų įskaitis yra WordPress pagrindinė direktorija, tai viskas labai fainai. Paėmėt, įstumėt naują versiją svajame, jiem visiems iššoko tenais, kas netingėjo pasispaudė, kas ne, tai jau čia nebe jūsų dėlus, daugiau nieko padaryti negali. Šiaip pagal statistiką tik tais maždaug apie 22% visų WordPress yra naujausiai versija atsinaujinti. Jūsų įskaitais yra panašiai. Nenustebkit, kad jeigu turėsit įskaitį, ateina klausimas, nereikia tas ir tas. Paaiškėjo, kad žmogus bando instaliuoti 2.6 versiją. Kiek ten buvo? 5 metų senumo, man atrodo. Nu, kažkas tas panašiai. Dabar naujos WordPress versijos išeina daugiau mažiau stabiliai kas 4 panašiai mėnesius. Tai reiškia, kad jau galite planuotis, prieš tai būna RC, būna beta, galite pasisesuoti, pasižiūrėti, ar tikrai nieko blogo nėra. Ir padaryti tiesiog paprastą atnaujinimą, kad jūsų įskaitis yra suderinamas su ta versija. Arba jeigu yra kažkokių bugų, jas įsitaisys. Naujos versijas neiškrenta, neužklumpa mūsų netikėtai kaip kelininkų žiema kiekvienais metais. Feature requestai irgi bus ne vienas ir ne 2. Jis labai fainas plugin super
bet man va to vat reikia. Arba va to vat reikia. Ir dar šito, ir dar anu, ir dar trečio. Tai jeigu renkat įskiepį, žiūrėkit, ar reaguoja, ar daro. Jeigu patys daro įskiepį, tai kažkaip teks atsipaukuoti, nes tikrai ne viską galėsim padaryti. Gal kolegą pakviesti reikia. Gal, galim dar dėl tų feature requestų kartais susidaro įspūdis, kad jų prašo ne tik todėl, kad reikia, o todėl, kad klientas prašo. Ta prasme, super developeris daro super kompresinį page super klientui, super klientas sako, reikia ten kontaktų formos, kažkaip pavyzdį sakau. Tada tas super klientas sako, kad tai kontaktų formai dar turėtų būti kokia nuotraukos prisegimas. Ir tada jau super programeris rašo tam būtent plugino kūrėjai, ar tai premium, ar tai free, ir sako, nu čia labai geras pluginas, man žiauriai trūksta šitos nuotraukos funkcijos, ir taip kitas dirba darbą už jį. Tai jo, tai šiaip visą laiką yra, tai kol jūsų pluginas yra free, tai galite pasakyti, nori nemokamus siūlys, nori dasiprogramuoti. Mano dažniausias sprendimas yra, tai stengiuosi visur kiek įmanoma pakišti hukų viduj, kad iš tikrųjų būtų lengva paskui kažkam kitam, jeigu reikia, dasiprogramuoti funkcijų. Tai šiaip buvimas hukų, prie kurių galima programuoti kažką, dėti, pakeisti, taip kaip jūsų įskiepis veikia, kitiem programeriam paskui labai palengvina gyvenimą. Tai tą turėkite omeny. Jeigu turit premium įskiepį, tai yra jūsų klientas ir jau tada yra biškai kita istorija. Dar viena dalis šito vietoj su atnaujinimais yra, kai mes turim premium įskiepius, WordPress automatinio atnaujinimų sistema neveikia. WordPressas automatiškai atnaujina tik iš WordPress org direktorijos. Ką daryti, jeigu pardavinėjat per, nežinau, kokį Pinterestą, kodą kanjoną, dar kažką. Yra sprendimas. Yra, hakas. Jo, galima hakinti, bet tada yra kita problema. Tada jūsų įskiepis skambina namo kažkur tai į nebūtinai patikimą serverį. Useris gali sakyti, o man taip nepatinka. Buvo čia, iš tikrųjų, vieni paleido premium pluginų developeriai, vieni sugalvojo, padarysim gerą darbą, paleisim nemokamą vieną įskiepį. Ir paleido jį, bet neįdėjo WordPress direktorijoje, tiesiog visas vėlgi. Ir tam buvo tada, oi, čia mes iš mūsų vagia duomenis, adminų mailus ir panašiai. Dėl to, kad tie visi dalykai nueina per tą būtent sprendimą. Tai taip yra sprendimas. Ir šiaip jau, ko rekomenduoju pasidaryti iš tikrųjų, tik aš userius reikia perspėti, tas dalykas vyksta. Kad jie nebūtų nustebę, kad oi, kas čia dabar mano duomenys vagia. Nes šiaip, jeigu neturite automatinio atnaujinimo, tai su tais atnaujinimu bus didelė bėda, jūs išleisit vieną versiją, antrą versiją, trečią versiją, paskui paaiškės, kad visas 8 ar 20, jeigu jūs esate padaręs, visas atskirai suportinti reikia. Nes jeigu reikia ten respektuoti prisijungti, ištrinti seną, įdėti naują, tai 90% jūsų userių to nedarys. Tai tada tas automatinis atnaujinimas jisai labai padeda turi kalbinti vėl dažniau paspausti dėti mygtuką atsinaujinti. Kai renkuosi įskiepį, kai ieškau kažko, tai visą laiką žiūriu, kaip dažnai atnaujinama. Jeigu įskiepis yra bent kiek sudėtingesnis, tai jisai turėtų būti atnaujintas kiekvieną kartą su WordPress versija, turi bent jau peržiūrį, ar ten viskas tvarkoja, ar kažkokius aspektus autonomiškai padaryti. Tai jeigu įskiepis neatnaujintas buvo bent paskutinius 4 mėnesius, tai jau yra šioks toks signalas, kad ten gal kažkaip truputį iš to developerio meilės jisai nebeturi. Gal per mažai nepateisino lūkesčių, per mažai tenais tų userių jisai nebelabai žiūri. Ir kai kažkas naujo nutiks WordPress'e, pasikeis funkcionalumas tas, nuo kurio priklauso tas įskiepis, jau viskas sulūš. Šitoje vietoje yra viena išimtis. Tai yra tokie įskiepiai, kurie būna paprasti kaip 5 kapeikos. 3-5 funkcijos, kur daro vieną kažkokį labai smulkų ir paprastą dalyką. Šiaip man tokie labiausiai patinka, nes jie neperkausia funkcijom, jie daro tą vieną dalyką, tada ten yra mažesnė tikimybė, kad kažkas tai susipjaus. Tai kai būna toks paprastas įskiepis, tai labai dažnai būna, kad ten tiesiog nėra ką atnaujinti. Nėra. Nes jeigu tas funkcionalumas nepasikeitė, WordPress'as tam tarkim prie kokio nors, nežinau, ten ilgai labai media buvo neatnaujinta, dalis to media dalykų pakeitimų kažkokių nedaro, kurių visų įskiepis sugriūtų.
visi nueit ir atsinaujinti, atsitikoj man mūsų nauja versija, jeigu veikia. Bet būna patinga. Tai šitoje vietoje galima, jeigu yra mažas, labai paprastas įskiepis, tai tas atnaujinimas jisai nėra toks labai svarbus. O dabar dar vienas dalykas. WordPress'as yra nemokamas, yra 30 000 nemokamų įskiepių. Tai kai jūs pabandot paprašyti už įskiepį pinigų, tai atsakymas būna vailiai, yra 20 tokių, kurie atseit nemokamai tą patį daro. Tai iš tikrųjų iš įskiepių, bent jau mano patirtim, tiesiog uždirbti pinigų, pasakyti, va čia padariau naują feature WordPress'ui, kuris kažkaip bus labai gerai, labai cool, sunkus atvejis. Vienintelis atvejis, kada man sakėsi uždirbti pinigų iš įskiepių, tai yra, kai kažkoks jūsų klientas turi problemą. Jeigu jisai turi problemą, tai tada jisai jau sumokės ne kaip už įskiepį, o kaip atskiras sprendimas, sumokės normaliai didelį pinigų kiekį. O paskui iš to galima padaryti įskiepį ir tada jam kitą kitą vyriausybę. Arba įskiepėje pridaryti tiek klaidų, kad tikrai reikėtų. Aš čia ką, aišku. Nežinau, paskubėjau turbūt, ne? Tai aš tikiuosi, kad dar kažkokių klausimų bus. Tai kas norit paklausti? Nes kai aš paklausiu. Tokie visi drąsūs. Jeigu nedrąsūs čia, tai yra tokia svetainė. klaus.arūno.lt. Reklama. Gali tenai klausti. Anonimiškai, per formą, pinigų netgi mokėti. Tai jūsų reitinga apie ką klausti, nes žinai. Apie verdemą. Apie bet ką, gerai. Apie verdemą. WordPress'as man labiausiai patinka, aš ten daugiausiai žinau, bet apie verdemą gali klausti. Paprastai, jeigu yra klausimų, vieną klausimą per dieną stengiuosi atsakyti. Tai neturit klausimų? Gal čia yra aš irgi neklausiu. Klausiu. Tai aš paklausiu. Žiūrėk, o kai būna, vat man ta dalis su tuo supportu ir free pluginu ir premium. Ką aš esu bent jau, gal aš netiek daug susidūriau su tuo, bet ką aš esu pastebėjęs, kad net ir premium pluginas, jeigu jis yra tame pačiam Code Canyone ar... Turi free versiją. Jisai turi free versiją ir kitas dalykas, jeigu nežiūrint į tą free versiją, turiu omeny supportą, tai yra derybinė rodiklė, tiesiog premium pluginas tikrai bus supportinamas ten. Ypatingai Code Canyone. Daugumai, kad neapsigauti jo, nes ten... Nes aš žinau, kad ir Tomas nesuportina savo filmus. Nes Code Canyone, jeigu jūs norit pardavinėti WordPress'o pluginus, tai apart Code Canyone praktiškai nieko nėra. Yra keli wannabe marketai, kur ten visiškai nėra srautų žmonių ir nieko tenais nepadarys. Aš, pavyzdžiui, mano plugino ten, kurį nenorėjau, bet Code Canyone jisai nepatiko, tai aš įdėjau į WordPress'ą. Tai visiškai, kiek pats trafiko atvedė, tiek yra, daugiau tai jokių panašių nėra. O tai gal tie, kas rašėt, sakėt, pluginus ar gal kažkas irgi bandė į Finforestus ar kažkur tai yra? Tu šiaip papasakot iš Laukėnimo. Pasakyk. Šitą kartą buvo daugiau performance'ą, ką padaryti, o šitą mes kalbėsim apie kastravimą. Jeigu taip galima įsireikti, nes iš tikrųjų tai kur mano tas pakėtas daiktas, nekenčiu Windows. Žinot tą anekdotą, šiandien vėl priminė man klausimas, kiek Windows'ų reikia vietos? Tiek Vienas kitam masnu, o kėlės gražas. Kadangi 5 kartus gavau galimų gerai, po renginio, tiesiog būtent rytą parengė. Tai mano iškart pradės nuo klausimų. Nepilnamečių yra? Nėra? Geras, tai reiškia galima keiktis. Ne visai. Aš nežinau, kas ten skaičiavo, atrodo, Tomas liktai paminėjo, kad aš žodį kliudys paminėjau 50 kartų. Nes tu sakėjai apie lūžinėjimus. Žodis yra. Gerai, iš esmės. Jeigu pradėt kalbėti apie WordPress'o taikomą klientų patogumą ir Tomas truputį perfrazavo tą mano siūlytą pavadinimą,
Iš tikrųjų turėjo būti pavadinamas toks įstatymas klientų patogumui ir saugumui, skliaustelėse jų pačių saugumui. Nes kalba yra ne apie tai, kad mes dabar bandysim klientus nuo kažko apsaugoti, ryšio, bandysim apsaugoti nuo jų pačių. Ir pradėdami gilintis į šią temą, turėtumėm apibrėžti iš karto keletą dalykų. Taip trumpai tariant, define klientą. Kas yra klientas daugeliu atveju? Tai programeriai turbūt susiduria su kuo? Klientas daugeliu atveju yra gaidys. Yra maža vidutinė įmonė, kuriai daug nereikia. O dabar žinosi, kuriuos klientus nesikreipti. Arba tai mane irgi nesikreipti. Tai daugeliu atveju klientas Lietuvoje, su kuriuo mes dirbam dažniausiai, susiduriam tiesiog, tai yra maža vidutinė įmonė, valdymo vadovą, kuris įsivaizduoja save genialiu verslininku, paprastai jis dirba ir valytojų, ir vadybininkų, ir direktorių. Kuriam daug nereikia. Bet iš kitos pusės, žmogus yra žingaidus, smalsus, tai yra visiškai suprantama. Galbūt žodis kvailas nelabai tiktų. Bet žinot, būna taip. Paskambinė sako, žinai, svetainė nebeveikia. Aš nieko nedariau. Tai būna labai dažnai, tarp tikro. Tai kažkaip reikia nuo to apsidrausti. Nuo to. Pats negimtų tokių stebuklų, nes paskui būna taip, kad mes įsitinkam keli programeriai, pradedam šnekėtis ir taip gaunasi, kad atrodo, lyg mes ir daugelis ateistai, bet gimsta tokias frazės maždaug, kuo daugiau programerių, kuo labiau pradėti tikėti Dievą. Aš iš tikrųjų nesismulkinsiu, nesigilinsiu į kodą. Kodą aš visą surinkau iš visų galų, ką turėjau pas save, įsipakavau gražiai zipą ir jį galėsite tiesiog pasiimti. Realiai kalbėsiu tik vaizdais, tik screenshotai. Aš nematau prasmės aiškinti kodą, yra kodo fragmentai, yra parašyti šalia komentarą. Pasiimat, eksperimentuojat, visi dirbat, pridirbat, reikia pakantinis žmonės. Gerai, standartinis vaizdas. Įsijungiam, matom daug visokių dalykų. Iš tikrųjų, ką galim pasakyti? Pirmas dalykas, matom, kad yra dokumentų įskaitis, matom mokėtas, matom, kad yra avavę template'as, pridėta krūva visokiausių įskaitų ir panašiai. Klausimas. Iš karto kilo natūralus klausimas. Klientas tai atsidarė. Paprastas tūlas, mums žemdirbys auginantis bulves, kuriam reikia paprastos svetainės ir daugiau nėra. Tas paprastumas yra labai sąlyginis, nes vis dėlto jo norai, kaip pastebėjo Arūnas, būna tokia, o aš noriu va to. Gerai tvarkoja, mes taip padarė, bet mes turim apriboti kliento galimybę. Nes jeigu mes klientui leisim daryti, ką jis nori, tai mes sulauksim skambučio, nebeveikia svetainė, aš nieko nedarau. Taip įvyksta stebuklai. Kuo mes galim pradėti? Galbūt pradėti nuo to, kad, pavyzdžiui, kas yra susiję tiesioginis darbas su klientais, tai tokių dalykų kaip WordPress automatinis atnaujinimas, aš žiūriu labai griežtai. Jeigu tai būtų mano svetainė, arba sakytume, klientas labiau pažengęs, valia, automatinis atnaujinimas yra normalus dalykas, sveikintinas dalykas, ypatingai žiūrint į ateitį, saugumas ir panašiai. Bet jeigu mes kalbam apie
tą būtent dažniausiai pasitaikyti klientą, tai automatinis atnaujinimas aš griežtai išjungiu. Griežtai. Tai reiškia, kad tas kaip jis vadinasi, barkadas, ant komunisto, tas buvo komputė, jis audins. Tu nebegali paimti ir atnaujinti. Čia yra laiko konfigą, viena vienintelė rūta. Po to nuėjęs į WordPress audins, mes matom, kad viskas yra pražiūrė, šaunė. Klientas negali pasakyti, kad neatnaujinti. Visi kaip atnaujinti. Nors tikrųjų ten buvo geras, ne? Kodėl ne? Žiūrėjau toliau. Kas mums čia dar nepatinka? Įsijungiam WordPress'ą pirmų kartą. Ir dashboardą matom krūvą informacijos, kur yra ne vienam klientui nebeturėjo. Visiškai. Šalinti. Žmogus prisijungia, mato tik aš. Nebėra jokių balkų, nebėra jokių papildomų dashboardo widgetų, kurie būtų visiškai nebeturėjo. Ja, nebeturėjo. Visi varom šalinti. Ką tik norim. Pavyzdžiui, yra vienas iš niuansų, kuris mane užknisa. Dabar kairiam šitam užsienam kompiuterio, tam kur yra dashboard, yra home, updates. Mes updates išjungiam. Kažkur kaip tas žaltys vidau kavo. Ir žmogus dar ten testavęs tą updates ir pamatyti, kad nėra. Šalinam. Viena kodo eilutė. Kodas guli serverį, galit pasisukti. Kas toliau? Komentarai. Didžiąją dalį įmonių Lietuvoje komentarai visiškai nereikia. Jiems neįdomu, jie neturi laiko, kai jis sėdėti ir žiūrėti. Visiškai nereikia. O spambotai turi laiko. O spambotai turi laiko. Ir ne tik spambotai. Taip, dėl spambotai. Aš kalbu šitokį turiu. Aš kalbu kur žūblis, kokia žinot. Vietoj šitą gyveniausi. Galiu ir tą. Galbūt euras sudūrė. Žiūrėjau, kad žūblis. Euras klausia, euras. Ar noras keisi galvot? Padarom su komandyvės? Šalinam. Matom, jau nereikalingi. Nebėra. Bet nepaisant to, kad ir iš meniu, kuriam šiandien mes tą komentarą pašalinam, prie jų prieiti galima. Viskas tvarka. Nes prie jų galima prieiti viršuje, o ten pačiam viršuje kabo toks komentaro ženkliukas įskaičia 0. Ardas? Ne, tučiu. Nebėra. Nesuprantat, iš tikrųjų, realiai. Taip aš čia darau, pastoviu. Aš nieko nepastoviu. Aš nieko nepastoviu. Tiesiog realiai, kas vyksta, tai tiesiog paslepiam. Jeigu klientas gudresnis, tai jis lengvai praeis, kur jam reikia. Bet mes būtent saugomės ne nuo gudresnio. Mes būtent saugomės nuo tų diletantų, kurie ir sugeba visiškai netyčia pridirbti tiek bėdų, kad paskui mes pats neteikime. Vadinam visus dalydžiais, Gerai, nepaisant to, kad mes pašavom tos komentarus iš meniu, iš komentarų, bet jie matosi postuose. Ne, nesimato. Tai nesimato. Turbūt skrinė kokias. Mano klaidelė. O. Bet jie matosi peidžiuose. Ir matosi postas iš tikrųjų. Jeigu tas pats įkūnės ženkliukas, ir pačiam viršui screen options galime pasižiūrėti
šaunam. Padarom. Šaudinį. Destruojam. Lygiai tas pats yra media library. Priklausomai nuo template'o dizaino gali būti atskirai komentaras. Kaip ir paprastai pavyzdžiuose nebūna komentarų, priklausomai nuo template'o gali būti šalinami. Ir galų gale mes prieinam prie to, kad turim dar settinguose atskirą meniu puslapį pro komentarų nustatymą. Tai kam jie reikalingi, jeigu mes visų kaip įmanom pašalinti. Nustatom tai reiškia, kad niekas nevyksta, nebus jokių ten allow tą, allow aną, nustatom tai reikia, šalinam, velnau, nebėra. Viskas, dingo. Puikus būdas išvengti problemų. Einam toliau. Tas pats, kas yra susijęs su komentarais, daugelį atvejų, administratorius. Kas yra administratorius, važiuoja į standartinis, standartinį laukas, kuris vis daugiau gali būti. Autorius. Kas yra autorius? Tas pats dalykas. Jis yra valdytojas. Jis yra valdybininkas, jis yra direktorius, jis yra tas autorius. Arba bent jau vienintelis. Šalina. Tam jis būtų reikalingas. Jis yra ir media library, jis yra ir postuose. Va ir nebėra. Viena eilutė. Truputis kodėl ir nebėra. Lygiai taip pat mes šalinam tekstą. Jie dažniausiai teko nesivadinėja. Tai yra vadinamosios žymės. Visiškai neįdomu, nesupranta naudos ir taip toliau. Pavadinkim tai. Buvo blogai, negarsinimai. Iš medijos irgi dingo autorius, kaip ir priklausant. Iš pavyzdžių autorius irgi dingo. Tega irgi dingo, kaip ir priklausant. Palikom realiai tik tai, ko mums reikia. Važiuojam toliau. Useris. Wow. Iš karto mes žinom iš anksto. Žinom, kad jis bus vienintelis vartotojas visoje sistemoje. Negana to, mes žinom, kad tas pilietis Vitalijus, kuris kavo pačiam kampe dešinėje pusėje, jis gali vartotojai tikrai. Naujų vartotojų nepradės, jų neadministruos, nieko nedarys. Ir mes iš tos pusės šalinam. Žodžiu, kam daugiau reikia? Gerai, ką mes dar turim? O čia buvo Avada template'as, yra toks ir portfolio. Ja. Tikrai žinau, kad klientas nenaudoja. Šalinam. Faksą. Tikrai žinau 100%, kad klientas nenaudoja. Šalinam. Tools. Ką darom? Nustatom visą kaip reikia, visą gerą. Media. O ką jis ten darai? Vis tiek klientas į medijas yra neįlyg. Jis patys atskirai lenda. Vieną vienintelį atvejį. Reikia išvalyti nuotraukas, kuris yra netis. Vienintelių atvejį. Viso gero. Įskaitai. Na, įprastai taip atrodo. Na, sakykime, pasižaidimų. Kokio vieną tam klientui reikia žinoti, kas per įskaitai. Ir šis kas jas gamina. Padarom taip? Aš pavyzdžiui, kaip tikras sąžininkas lietuvis, aš mėgstu bokį. Aš sarandu priimu įskaitai ir plovu. Negerai, skaitau. Postai. Jo, šiuo konkrečiu atveju
tikrai žinau, kad klientas nerašys nei naujienų, neskelbs akcijų, nerašys įrašų, jam nieko tam nereikia. Goodbye. Pamažu, pažiūrėk vaizdas, ne? Minimalistinį pamažu kampą. Aš dėliu minimalizmą. Taip. Sėkis. Va. Tai yra ta vieta, kur klientai tikrai negalima. Taigi. Pratys. Šalinam. Va, variaką. Kur kas mažiau. Bet galbūt per daug biškį. Gal aš šalinam. Nebėra sekundų. Šis nebėra. Tiesiog. Va. O čia turbūt pati didžiausia problema. Žmonės labai smalsus. O tai iš tikrųjų gana visi puikiai supranta. Vienas simbolis ne taip ir šak. O čia jau mes kalbame apie tai, kad šalinam. Tai iš tikrųjų blokuojam. Bet kur pigia, juos šalinam iš pačio admino, kur nesimokyti. Jeigu žmogus pabando prieiti, didelis pirštas. Ir čia pa. Aha, seo. Nu ką žmogus dabar veiks seo. Žinom reklamų, padarom savo darbą, nustatėm, ką reikia. Ir įsagėlė. Iškiau. Varsi samakas. Nes pačiam viršuoju vėl admin barė kavo. Seo. Kur galai visiškai negali. Pašarmų. VPMO. Lygiai tas pats. Kalbos nustatytos. Žmogus prisidės kalbą. Prisidės. Jis tvarkys ten, sakykime, visą kitą. Jis tvarkys. Problemų neturi. Bet mano 14 metų patirtis sako, kad dažniausiai klientai pagaidavo 170 pasaulio kalbų, o po 5 metų vis dėlto matė vieną tą patį. Antrą, trečią. Mato. Šalinam. Šlakum, sakau. Žiūrėk. Minimaliai. Nu. Bet vis dėlto mes dar matom, pavyzdžiui, pačiam maršrutas yra language, vis dėlto blokado. Aš vis yra tokias kaip selektas, tiesiog persinautų į konkretą kontentą. Bet realiai tą patį galim padaryti. Teirisa? Goodbye. Nebėra. Nu, ir vaizdas toks. Nu, pripažinkit, mielas, nu. Na va, apyranks, vidžiate. Daugelio atveju, jie apie tas vidžiate supratimą neturi. Ir net jeigu ir turi, tai maždaug kokias porą mėnesių skambina nes klausia, tai kur tai vidžiate buvo? Tai kartais geriau pagalvoti kažkaip kitaip. Vidžiatais šalinam. Turim dar tokį daiktą kaip customize. Nu ką jie gali customizinti? Šalinam. Temė. Dar viena milžiniška problema. Žmogui kyla noras, milžiniškas noras išbandyti naujas temas. Ant realiai veikiančią svetainę. Wow. Nuostabu. Goodbye. Nu, ką dar turim? Saibadai, tai čia pagal šitą temperetą, tai verta palikti. Kontaktų formą. Nu, gerai. Jeigu tikrai žinom, kad žmogus nieko ten nepasikeis, to labiau, kad kontaktų formos, nu, vis tiek reikalavo šitų tikrų žinių. HTML elementarus. Nustatėm, kur reikia visom kalbom. Goodbye. Gerai, ką dar turim? Aš tai ko atsimenį. Tai gal iš visą naktį tas Nes žinai, kas būna, šiaip jau, čia jokinga, nejokinga. Žmogus paspaudžia va tą operacinį jau, o
Povilas skambina ir sako, kad pas mane dingo meniu. Dingos, aš jau nebematau, jis buvo puikus, dabar jau nebėra. Žinau, biškinas skambina. Aš jau skambina, kad Tomas skirsi nesuportina. O pavyzdžiui, smulkų. Tam pačiam kamputyje kabo mano pusdėlis. Nu gerai, dievas. Matė, tam gali dar. Nu, aš nuolat paklausimas, tiesiog. Jeigu nevartas, mirčiau badu. Bet žinot, klepia, tai visiškai liūdam. Man gražu, bet neliūda. Kas beliko? Dar kas apsiliko, kad pažiūrim. Jo, liko. Nu va. Kad mes jau sugebėjom pašalinti visokių šio metų nereikia, bet tiek postai, tiek klaidžių, tiek attachmentai negalėjo, pabriu, kas tam klaudų papildomą, discussion papildomą. Dažniausiai kokios mes matom dėlį, būtume šansas sužinėti arba ne, bet nuvažiuoju į apačią ir matai, kad ten galima papildomai pasikeisti, ten būtume nuorodą, papildomai pasižiūrėti avatą. Bet visi sakai, kad štai pašalinis. Tai būtų reikalinga. Šalinis. Nu, taip turiu. Tai, kas buvo pagal šitą konkretą avatą, yra taip reikia. Nu, kas tam turi išjungti. Bet labai greit pagausi techniką, visą tai pašalinti. Nu, va, yra mūsų mielas minimalistas. Ko man reikia? Atėjo darbą. Mato, kas dabar vyksta. Paprastai, kas nors vyksta, nėra ko. Tai, mato tos puslapius, kurių jam reikia. Paprastai jų būna labai nedaug. Apie mūsų paslaugų kontaktai. Dažniausiai. Content blocks. Nu, yra vienas iš išskaitų, kur aš jau dažnai dėgiu, nes labai būna sunku žmonėm paaiškinti būtent apie tos, kaip minėjau, widgetus. Ir geriau sukurti widgetarą ir kompiuterį, duoti jam content blocks, kuris gali lygiai taip pat gražiai kaip postui arba page susidėlioti per savo informaciją. Yra su redaktoriu. Įsidėti arba tam į tą footerį, arba į tą sidebarą, arba kažkur taip. Tai labiau, kad visi numatau iš anksto konkrečius puslapius, jie yra iš anksto nurodę pasiekti. Arba konkrečius puslapius. Na? Bet, kas tada buvo? Appearance. Appearance liko tik tais tiek, kad reikia. Yra liko meniu. Kad žmogus galėtų vis dėlto kai kurie pageidauja turėti vidinių kažkokių puslapių, tai mes meniu šakį rodom, tik tais tai tą klientas įsirenka. Appearance lieka, sakykim, nors papildomą theme option, kur galėtumėm, sakykim, kažką greitai pakoreguoti, bet paprastai aš irgi nuo klientų pusėtų. Nėra ko atlikti. Fashion slider, šiuo atveju irgi palikau, kadangi klientas norėjo jo. Ir aš iš karto pasakiau, valio, aš galiu jums viską leisti, kalbamasis, bet už niekam sakau. Tai paprasta. Bet taip, mane galima rasti ten. Viską, baigė. Klausimai ir. Man sako, kad yra ir tiško beveik kaim, kalbant apie Nespresą, tai Tomas pasakos apie jo, kaip jis tapo milijonierium. Prieš tai buvęs milijardierium. Tai gaunasi taip iš tiesų, kad Edvinas apsirgo, aš žinau, kad šiek tiek anksčiau, bet šiandien tai pasakė, kad
Ir ekstra atveju teko paruošti Martą vieną pranešimą. Slaidų iš tiesų nežinau, laiko daug neturėjau sudėlioti. Norėjau pasiimti tokią temą, apie kurią galėčiau šiaip pakalbėti iš tiesų. Galbūt labiau kaip visus tyrimus. Ir dėsim nuo to, kad turėsiu susipažinti gyvenimą. Tai aš būsiu Tomas Petrašiūnas. Emėnas, jeigu norit man parašyti, galite prašom. Ir mano pirma pažintis su WordPress buvo 2007 metais. Nežinau, tai buvo 12 klasė, sakyčiau. Ir aš labai norėjau... Jo. Ir tada 12 klasė iš tiesų dar tais 2007 metais buvo žiauriai kvailų turėti blogą. Aš, aišku, norėjau būti grafinis dizaineris ir nusprendžiau, kad aš turėsiu blogą ir blogą. Nu, pabloginau, paskui visas tai peraugo po 7 metų, kad iš WordPresso valgau duoną. Ir kaip jau vis minėjo, tai manis duonis, tai 900 dizaineris. Sakau, užsidirbsiu WordPresso. Pradžiai truputį statistikos iš tiesų norėčiau pateikti, tai yra 25%, magiškas skaičius. Buvo berods jis ir pristatytas šių metų San Francisco WordCamp. Metų Mullenbergo State of Work pranešime. Ir aišku, šitas skaičius negali būti toks tikslus, kadangi apklausta buvo berods apie 40 000 žmonių, bet 25% iš apklaustųjų tiesiog pilnai pragyveno WordPress. Ir kaip pradžioje ir apsiminiau, aš iš pradžių pradėjau bloginti. Ir atrodo, blogindamas kaip tu susirinksi kažkokių pinigų, kažkokių centukus, nežinau, bet pradėti apie pinigus kalbėti reikėtų nuo to, kad yra 3 skirtingi vartotojų tipai, kurie kasdieniai savo veikloje naudoja WordPressą. Visi tie vartotojų tipai iš tiesų ganėtinai glaudžiai susiję, tai tikriausiai pamatysite iš mano tos kalbos. Ir būtent šiame pranešime papasakosiu apie tuos 3 tipus ir kaip uždirbti. Tai pirmasis vartotojų tipas yra vartotojai, kurie nežino, jog jie naudoja WordPressą. Tai yra būtent tekstų rašytojai, blogeriai, ar smulkaus verslo atstovai. Kaip Marijus taip pašalina viską, tai yra Ja, iš tiesų, yra tas variantas. Aš nežinau iš tiesų, kodėl išskyriau tekstų rašytojus ir blogerius į du atskirus potėpius, bet pasirodė, kad tai bus teisingas sprendimas, nes šiek tiek truputį kitų kampų galime tai pažvelgti. Taigi, tekstų rašytojai. Kas yra tekstų rašytojas? Žmogus, kuris rašo, tarkim, klišinę temą apie katikus. Fainus kačiukų video deda ir parašo kažkokį tekstuką. Jis yra tekstų rašytojas. Blogeris, galbūt tas, kuris tiesiog nesiekia jokios naudos, nereklamuoja jokios prekės, nerašo, nežinau, SEO tekstų ar kažko tokius, tiesiog sėdi ir rašo savo dienoraštį, tarkim. O smulkaus verslo atstovas tai bus jo, toks kaip Marijus papasakojo, kuris Vitalijus, pavadinkime. Ir kaip šitai pirmai grupai, kurie nežino net jie, kad naudoja WordPress, kaip jiems užsidirbti pinigų. Tai iš tiesų yra ganėtinai paprasta. Bent jau tai trečiai dalį. Smulkaus verslo atstovai, nors tai nežinodami, kad jie naudoja WordPressą, jie uždirba iš jo pinigus. Tie uždirbami pinigai nėra tiesioginė nauda ir jie nieko nepardavinėja už savo tinklalapyje. Tiesiog melžėja reklamuodamas savo tas pačias paslaugas, ar Vitalijus, nežinau, ką jis reklamavo. Jis gauna iš to klientus. Klientai panaudojasi pinigus. Galbūt WordPressą galime šioje vietoje pavadinti kaip įrankį, kuris uždirba pinigus. Nes jo visas tinklapis, sakyt, naudojant WordPressą. Blogeriai ir tekstų rašytojai tokia truputį subtilesnė tema, labiau jau reikia tokio kreatyvo žmogaus iš tiesų, kadangi reikia sugebėti ir išmaketinti savo blogą, reikia, jeigu jis skaitys, nežinau, tavo draugai, tavo mama ir tavo gyvenaičiai, tikriausiai iš to nieko neuždirbsi, bet žmonės, kurie turi didelį lankytojų srautą, turi didelį auditoriją, tikrai be problemos gali gyventi tiek iš savo blogo, tiek iš kažkokios, nežinau, svetainės, kurie yra koncentruota informacija apie kažkokį vieną. Čia papildomą galiu paminėti, kad turit kažkokį verslo, kad aš sakau, programuotojas.
padarė. Nesugeba savo darbo prašyti, pateikti sprendimų, tai blogas jis tampa fantastišką reklaminį filmą. Fantastiškai. Jis tampa, nežinau, kaip pasakyti. Aš savo laiku nustojau rašyti blogą, nes aš nebespėjau nieko. Aš jį uždariau, kad galėčiau dirbti normaliai. Bet mano kiekvieną dieną kakavo daug klausimų, daug patarimų ir taip toliau. Aš nebesugebėjau. Tas pagrindinis iš tekstų rašytojų blogerių uždarbis, tai vyriausios reklamos ir affiliate. Galima, prasme, nežinau, žinot, kas yra affiliate, tai yra, kuomet tu dedi kai reklamuoji kažkokį, pavyzdžiui, produktą, gauni iš jo kažkokią dalį pelno. Tai va, ir čia Marijos gerai irgi įsiterpė iš tiesų. Aš irgi rašiau tą blogą, trečią kartą miniu, kad vis rašiau. Ir po kiek laiko, kai nusprendžiau, kad grafiko dizainerį nebebūsiu, nusprendžiau rašyti blogą apie WordPressą. Ir iš tiesų, atsitiko toks dalykas, kad aš pradėjau ganėtinai nemažai užklausų gauti, kurių nebespėjau, būtent esu apsimti. Ir tada jau tikriausiai pereikime prie antro šito tipo, būtent kuo aš tame tapau. Tai vartotojas, kuris žino, kodėl naudoja WordPress. Tai pavadinkim tiesiog advanced tekstų rašytojas ir advanced blogeris. Jūs labai paprasta galvoti apie tai, nes tai yra žmogus, kuris tiesiog pradėjo galbūt savo tą karjerą būtent su WordPressu. Tiesiog rašydamas tekstus, o advanced tapo, kai jam pasidarė įdomu, kaip veikia WordPressas. Jam pasidarė įdomu pluginai, jam pasidarė įdomu šablonai. Galbūt sugalvojo pasikeisti kažkokią, nežinau, backgroundų spalvą, pradėjo kažką customizinti. Ir iš tiesų šitos du būtent žmonės galima būtų pavadinti WordPress konsultantais. Lietuvoje aš asmeniškai savo patirties nelabai žinau tokių įmonių, kurios teikia tiesiog WordPress konsultanto paslaugas, bet užsienyje iš tiesų tai yra ganėtinai populiaru. Ir žmonės tiesiog moka pinigus tiems advanced useriams, kurie jiems susetapins blogą, kai rašys WordPressą, užmaus šabloną, surasti kažkokį, nežinau, įskirtį. Aš žinau, kad tave bendrai dizaino ir programavimo studijos, kurios kreipėsi mane. Nu, gali būti iš tiesų, bet čia tai dar kokias ir būtent šitie vartotojai, jie yra tokia tarpinė grandis trečiojo lygio ir pirmo lygio, būtent paprasto blogo rašytojo. Jo, jie, ta prasme, bet toks blogeris, jeigu nesinaudos Marijaus WordPressu, jam anksčiau ir vėliau pasidarys kloną. Ten kažką paspausti, gal sugadins vieną kartą, sugadins antrą, trečią kartą, tai trečią, ketvirtą, penktą kartą jis gaus jau pinigus iš savo draugo, nes jis jau žinojo, kaip čia padaryti, jeigu jis jau išsprendė tą problemą. Ir tada lieka trečias tipas vartotojų, tai yra programuotojai. Čia iš tiesų, prieš šito tai priėjus, net nežinau, kalbėti, tai būtent skambina Audrius, turi kokią temą papasakoti. Man Audrius siūlė, ta prasme, papasakoti apie Experience Forest. Aš esu Selines Teams Forest. Aš pasakysiu, kodėl jis man sakė, kad nekalbės, bet nesakyk. Sakė, aš nesu deklaravęs mokesčių, kiek dirbau, čia labai gerų dėsnių. Tai, jo, ir programuotojas, aš esu toks žmogus, kuriam, jeigu jis jau atėjo iki šito trečią lygio, tai man atrodo, jis jau nebesėdės ir nebeklausys, kaip ten tos pinigus uždirbti, nes greičiausiai, kad laisvalaikiu jis jau ir uždirbinės tos pinigus. Nežinau, programuotojo telpa būtent WordPress, programuotojo telpa tų pačių pluginų kūrimas, temų kūrimas, kažkokie custom darbai, kur tarkim, suportas galima patalpinti ir konsultai. Bet gali būti suportas Gali būti suportas. Čia nėra problemų. Tas pats, kai suportam tai patys supermenių pluginą, suportam supermenių pluginą, aš jį turėjau instaliavęs į savo svetainę, gal visą metus laiką. 2 metus paskui aš suportam tą pluginą, net neturėdamas instaliuoti tą pluginą pas save.
Nes jis buvo taip tiesiog gerai sudokumentuotas, kad būdavo kiekvienas, kas nelinkumas, kad būdavo surašytas toks nelinkumas. Galėdavo susirasti viską labai paprastai. Ir tai tiesiog, jo, tame, būtent jau čia konsultingai, jeigu... Aš savo kartu štai kartelę įsigėręs. Jo, nežinau, tikriausiai. Tai va, ir būtent programuotojas, kaip jis savo betų įskaitų, betų temų, ten yra iš tiesų įvairiausių hostų sprendimų, įvairiausių hostų API, kurie, nežinau, nori klientas, tai nes sako, aš noriu šitas API dirbti su WordPress, čia jau viskas aišku, tai yra įdomu. Auginam temas, tai jau yra bendras tas sprendimas, kur viskas yra tūzinama į vieną. Ir tai padarome. Taip pat ir iš tiesų aš čia tiek įslaidai, tiek skubus, čia per porą valandų sudėta, tai mes jei prie paskutinio priem. Tai bus kokios išvados pačios po visko, būtent iš tos prezentacijos. Ir ką aš čia norėjau pasakyti, kad realiai kiekvienas žmogus, net ir tas, kuris nežino, kad jis naudotas, gali uždirbti iš to. Galbūt ne tiesiogiai, galbūt gaudamas kažkokių mainus barterių, nežinau, konvertuodamas savo lankytojus į klientus. Aišku, tai galima daryti tiek su to pačia svetaine, nuotolinį digitalą, aš kalbu, kad mes kalbam apie WordPress. Tai tiesiog viskas vyksta labai palaipsniui, iš vieno tipo pereinama į kitą. Tam tapus programuotojų tiesiog atsiveria visai kitos galimybės. Ir, nežinau, kuriant šablonus, galima vėlgi skaidyti tuos pačius šablonų kūrėjus į tuos, kurie pardavinė marketus, kaip buvo paminėtas Kurkenis, galima selinti juos savo kažkokiam, tiesiog į savo šopą. Galima selintis klientus. Tiesiog galima kiekvieną klientą užsakymą skaityti, kad yra savo kažkos kosmosai. Ir, nežinau, manau, kad pinigų šitoj nišoj dar tikrai yra. Būtent, jinai dar bent gerus kelis metus naudoja sistemos. Ir būtų iš tiesų, žinoma, jeigu dabar pradėti tiktais blogį, tai būtų po kokios programuotų WordPress'ų tavo bus per daug. Čia, pakoltas, tavo gerai. Ir paskutinis slaidas, jau mano. Trumpai tariant, reikia tą pačiu principu galima sėkmingai uždirbti pinigus už bulvių auginimą. 5 kartus nepavyks, bet galų galės tik išmoks. Žinau, jeigu klausimų kažkokiu turit, kažkokiu tą pačią, nežinau. Aš esu visus dinamikos taškus praėjęs, galiu iš patirties kažkokios tam reikia kažkas įdomu. Tai gal